Suteik mums viešpatie savo meilės turtų. Sveiki, mielieji. Labai džiaugiuosi, jeigu esate kartu su mumis, pakvieskite ir savo artimus. Čia laida Mano vardas meilė. Ir aš labai džiaugiuosi šiandien galėdama sveikintis ne tik su jumis, bet ir su teatro, kino, televizijos aktorė Valda Bičkute. Sveiki. Sveiki, Valda. Labai ačiū, kad atėjot. Atlėkė Valda tiesiai iš darbelio. Vienas jos darbų yra garsinot knygas, ar ne? Taip. Mėgstama veikla? Labai. Nuo pat vaikystės labiausiai, ką mėgau daryti, tai skaityti. Ir iki šiol taip. O čia, kai dar garsiai... Kaip tai vyksta tuo pačiu ir pati naujai skaitot knygą, ar jau būnat perskaičius tą ištrauką? Kai tik pradėjau garsinti knygas, tai ruošdavausi, skaitydavau, bet pastebėjau, kad ir ekspromtų tikrai labai puikiai susitvarkau. Būna ir pačiai nuostabos, jeigu koks siužeto vingis, ar ne? Na, tikrai ir atradau, tam tikras, vyrui sakau, tam tikrą supergalę, iš tikrųjų, ekspromtų skaityti, taip, kad tai galima parduoti, kaip sakant. Kiek kas kur ką esate skaitę ar girdėję apie aktorę Valdą Bičkutę, tai tikrai turbūt kaip ir aš susidarėt įspūdį, kad didžioji jos gyvenimo meilė yra teatras. Taip, kartu su kinu. Kartu su kinu vis tik, ar ne? Žinoma. Prieš metus, aš ruošdamas į laidą perverčiau ir senus jūsų interviu, prieš metus jūs esat minėjus, kad grįžę po karantino visi artistai, ar tai būtų dainininkai, sakote, pradėjo geriau dainuoti, ar tai būtų aktoriai, kurie pradėjo geriau vaidinti. Ar gyvenime būtina netekti, bent jau pajusti tą netekties nemalonų skonį, kad išties įvertintum ir atsipeikėtum, džiaugtumės tuo, ką turi? Na, dėja tenka pripažinti, kad turbūt taip. Kad žmonija mokosi turbūt vis dar pagal tą patį scenarijų. Mokomės gėrio per blogį kažkuria prasme. Kažką vertinti mokomės per netektis. Galbūt ateis laikas, kai bus kitaip. Na, nežinau, paminėsiu, yra toksai metodas Theta Healingas, pavyzdžiui, kuriuo aš domėjausi. Ir kas tai? Jisai teigia, kad visko, ten Dievą vadina visko, kas yra kūrėjas. Ir kad ten tokia ištisa, kaip sakyti, taip trumpai dabar nepapasakosiu, bet ištisa tokia mokymosi ir terapijos sistema, kuri būtent kviečia jungtis prie viešpaties, prie Dievo, prie, kaip vadina, visko, kas yra kūrėjo, ir tiesiai iš jo tam tikrą prasme mokytis, kad jau užteks žmonijai mokytis per kančią, per skausmą, per netekimus, per visokius, tarkim, neigiamus patyrimus, mokytis meilės, mokytis gerumo, mokytis vertinti, ką turim, ir taip toliau, tai visų tų amžinųjų vertybių. Tai, bet kol kas dėja, tenka pripažinti, kad mes vis dar turbūt mokomės per ligas, per skaudžius dalykus, per netektis, per savęs ribojimus ir taip toliau ir panašiai. Ir po karantino, aišku, atrodo, labiau pradėjom vertinti tai, ką turim, kasgi anksčiau neleido, kai pagalvoju. Kasdienį darbą. Taip, o dabar karo akivaizdoje tai iš viso, kiek kalbu irgi ir su kolegomis, ir su žmonėmis, tai vieni, aišku, galbūt labiau užsidarė baimėje, bet tiem, kuriem pavyksta iš to išlipti, dar skanesnis gyvenimas pasidarė. Supranti, kad tu turi šiandien, čia ir dabar, savo artimus, kad esi sveikas, kad tu gyveni, ir tai yra, laimė ištisinė, problemų tiesiog nėra, mes esame ir to pakanka, atrodo. Tai vėlgi geriau, kad išmoktume tikrai be tų skausmingų patyrimų vertinti. O kad būtume tokie išmintingi, ar ne? Kad taip. Citata. Esu pasiruošusi susitikti su tuo, ką likimas duoda. Kaip pakeliat sunkes likimo dovanas? Nežinau, kažkada radau tokią sentenciją prieš daug metų. Jinai yra motinos Teresės. Bent jau tai buvo parašyta, kad atminkite, niekada niekas tarp jūsų ir aplinkinių. Visada viskas tarp jūsų ir Dievo. Ir aš taip džiaugiuosi, kad esu šitoje laidoje, kur galima apie tai kalbėti. Ir tai tikrai mano pačios yra mėgstamiausios, žinokit, temos. Jau apie ką, apie Dievą, apie meilę, žmonės apie gyvenimą, aš nepaprastai tai mėgstu pakalbėti. Žmonės vengia, atrodo, Dievas toli, jis nepasiekiamas, jis sunkiai apčiuopiamas, geriau nekalbėti apie jį. Man atrodo priešingai, aš nepaprastai mėgstu apie tai galvoti, kažkaip išjausti, būti tam dialoge, ir šita motinos Teresės frazė man yra atraminė gyvenime. Aš ir neieškau kažkokių kaltų aplinkui ir aš karto einu į tą dialogą, aš kreipiuosi, viešpatie, ką tu man nori pasakyti, ką aš dabar turėčiau suprasti arba išmokti. Ir kažkaip ir nebėra gal tų tokių labai kažkokių tų fatališkų pamokų, sakyčiau, gyvenime, ir tų kažkokių labai tokių skausmingų išgyvenimų. Būnant tame dialoge, tu kažkaip kitaip ir keliauji per tą gyvenimą. Kitaip tai kaip? Tarkim,
niekada nekaltini žmonių aplinkui, neieškai kaltų, nebūni auka, ta prasme, aukos pozicijoje kažkokioj, kad čia kažkas kažką privalo, ar ten kažkas kažką turi duoti. Mano tiesiog būtinybė yra galvoti apie žmonės gerai. Ne tai, kad neleidžiu savo, man nepatinka, man tiesiog kūnas priešinasi visokiems ten, grubiai tariant, pletkams, kažkokiems ten negražiems žodžiams. Tiesiog man kažkaip, net negaliu. Ir aišku, kas kitas ne kaip irgi santykiai su žmonėmis užlieja tokią, palaimą gyvenimą. Jeigu tu gražiai bendrauji, tu turi gražų bendravimą, artimus, šiltus santykius, tai netgi ir bėdai ištikus, tu turi žmonės, kurie tau visada padės, su kuriais tu gali būti, išties tau pagalbos ranką ir tas gyvenimo, kaip aš sakau, skanumo jausmas toksai lydi visą laiką. Na ką, per pirmas 6 minutes turbūt jau ne tik aš, bet ir klausytojai išgirdo, kad turime atvirą, pasiruošusią dalintis, šiltą pašnekovę. Aktorė Valda Bičkutė šį kartą su mumis. Pratęsim po trumpos muzikinės pertraukėlės. Mano vardas – meilė. Aktorė Valda Bičkutė. Mano vardas Asta, o tiksliau mūsų laida vadinasi Mano vardas meilė. Ir apie visą apriepiančią meilę mes dar būtinai pakalbėsime. Apie jūs. Esat sakius, kad mažiausiai problemų turite tuomet, kai turite kontaktą su savimi. Valda, kas jūs? Kaip jūs atpažįstat, kad tai jūs, o ne įsitikinimai, nuostatos, mintys ir protas? Tai jau šiandien, kaip sakyt, sulaukus 40+, nueito kelio jau pasiekmė yra tokia, kai tu kažkaip pradedi vis tiek suvokti, kur yra tas protas ir kad jo nuolatinis poreikis, jo nuolatinis maistas to proto, tai yra skausmas ir kančia. Ir jisai būtinai ras būdų, kaip tai sukelti. Pirš visokias tas mintis ir šiandien aš jau puikiai atskiriu. Kam man taip galvoti, man to nereikia, tai man tiesiog nieko neduoda. Vis tik jaučiuosi ne visada, ne 100%, bet jau turinti galę spręsti ir atmesti tai, kas man netinkama arba neduoda man kažkokio tai. Tai jums pavyksta nuolat stebėti savo mintis? Bet jo, tikrai daugeliu atveju. Tik aišku, mane išmušė iš kojų motinystė ir jeigu aš iki tol, atrodo, buvau, tikrai jau kažko susiformavus. Viduje visiškai taip jausdavau, beveik nuolatinę palaimą, tokį tą skanumą gyventi. Nuo visko, tiesiog nuo visko, nuo paprastų dalykų, nuo savo darbo, nuo bendravimo, nuo visko. Būdavo toks jau. Tai motinystė mane vėl išmušė, nulino visiškai ir aš turėjau vėl iš naujo, nes visos mamos, žinot, iš karto tu savęs pameti save ir viskas tik vaikutyje, tu girdi jį, jauti tik jį, o kas su tavim vyksta, kurį laiką tu tiesiog nebežinai, gali būti nevalgiusi, neapsirengusi nekokia ir atrodo ir išsenki ilgainiui ir staiga aš nebeatpažįstu savęs, aš irzli, aš darausi nervinga, aš kažkokia, aš išsekus ir galvoju, viešpatie, vėl Dieve, kaip čia šitaip, kur aš nebeatpažįstu savęs, kaip dabar gyventi, vyras ant vyro išsilieji, žodžiu, manau, daugelis moterų tą yra praėję ir atrodo ir vėl iš naujo ieškau, ir vėl iš naujo. Ir supratau tik vieną, man būtina tikrai vienumoj pabūt, kad aš galėčiau pasikrauti, kad aš galėčiau, man tikrai diena, jeigu aš neturiu galimybės tiesiog vėlgi kreiptis į kūrėją ir tiesiog pabūti ramiai tame dialoge su juo, kažką išjausti ir, atrodo, nebepasimaitini ir tik iš savęs duodi ir neturi kaip pasikrauti. Tai jau šiai dienai suprantu, kad jau tiesiog turiu savo susiorganizuoti to laiko. O kaip tas supratimas atėjo? Kažkaip svarstėt, nuo ko tas suirzimas, analizavot? Taip, be abejo, vis tiek ta savistaba jau jinai visada veikia, ypač aktoriaus, kai tu tiesiog įpratęs ir save ir viską nuolat kažkaip analizuoti, stebėti, pastebėti. Tai aišku, jau ir sakau vyrų, viskas, dabar man būtina tiesiog išeiti, aš jau nebegaliu ir man reikia vienumos pabūti, taip ir kažkaip pasikrauni ir vėl tada grįžti su tom naujom jėgom, nes išties tai visiškai naujas gyvenimo lapas, nauja gyvenimo kokybė, kur ir vėl kažkaip reikia save, atrodo, atrasti, o taip kažkaip aš save suvokiu, atrodo, kai klausi savęs, kas aš esu? Moteris, taip, bet dar ne viskas, aš esu aktorė, taip, bet dar ne viskas, mama, žmona, ir jauti, kad kaip tam matrioškos atsidaro vis dar kitas sluoksnis ir kažkoks tas galutinis, kas aš, kaip erdvė kažkokia, tai tu tiesiog jau tada pajauti savį kažkokią erdvę, iš kurios lyg gali gimti visokie pavidalai ir viskas iš jos jau kyla, tokia neapibrėžta kažkokia erdvė, kai
lyg ir toliau nebėra kitos matrioškos. Čia lyg kol kas bent jau mano pasibaigė atsakymai. Tai va, bet tas, kas aš esu, aišku, čia yra vėl viso gyvenimo irgi klausimas, kelionė. O kai apčiuopėt ten tą savo branduoliuką, tą paskutinį matrioškos figūrėlę, daugiau pilnatvės jausmas, ar vis tik ir baimės ir pasimetimo ten yra? Susitikti su savim? Pilnatvės ir palaimos kažkokios, tai nepaprastai. Dabar prisiminiau, turėjau tokią, kaip sakyti, patirtį, kai išlydėjom vieną iš šeimos narių amžino poilsio. Ir kai buvau laidotuvėse ir žiūriu į velionę. Ir toks keistas aplankė patyrimas. Tai nebuvo mintis, tai buvo toks, kaip tu visų kūnų išgyveni. Žiūrint į tą jau apleidusią, kaip sakyti, kūną, kurį apleido gyvybę, supranti, kad yra tas kažkas, kas kiekvieną mielą sekundę rūpinasi, kad tu būtum gyvas, kad žandukai būtų raudoni, užpildyti tave, užpildyti, bet ateina. Kai jam reikia, išima, ar ne, ir liko tik kūnas, nieko neliko. Aš aišku, dabar galbūt painiai kalbėsiu. Suprantau. Tai buvo toks, man regis. Jo, ir toks kyla dėkingumo jausmas už tą, kas sekundinį rūpestį mumis. Kvėpavimą. Už tą kvėpavimą, už visą tą gyvybę, už tą nuolatinį užpildymą ir tokį, sakau, rūpestį mumis. Ir man toks susiformavo, aš irgi noriu atsidėkoti. Jam kažkoks toks būtinybė. Kaip tu gali atsidėkoti, ar ne? Ir man kilo toks įvaizdis, kad kiekvieną akimirką, kurią aš pajausiu gyvenime, kad ją norėtųsi sustabdyti ir išdidinti iki amžinybės, aš jam dovanosiu. Lyg tą akimirką aš pakviesiu jį, žiūrėk, man pavyko sukurti kažkokią akimirką, kuri verta amžinybės ir tebūnie tai dovana tau. Na, man toks tiesiog vidinis poreikis. Tai jūs kaip ir nuolatiniai maldoji visą dieną, ar ne? Gyvoji, nuolatiniai. Plius minus galima pasakyti. Man tai yra poreikis toksai, būtinybė to kažkokio. Seniai radot savį tą gyvą tikėjimą. Apskritai, kad jumise Dievas visą dieną ir naktį. Na, net nepamenu, bet jau turbūt senokai. Jau yra kažkiek tai. Girtisi. Pradėsim netrukus dabar gražios muzikos XFM radijui. Čia laida Mano vardas meilė. Mano vardas meilė. Vien laidos pavadinimas byloja apie tai, kad temų, meilės temos čia neišsisuksim, nepalietę, nedera taip sakyti, betgi nepakalbėję apie tai. Taigi, noriu jūsų paklausti, konkrečiai tas, kas pirmiausia žemiškam žmogui kyla išgirdus žodį meilė, tai meilė antrajai pusiai. Ne tik meilė artimui, bet meilė antrajai pusiai. Jūsų vyras, poetas Mindaugas Valiukas, taip, susituokė jūs apie 4 metus, skaičiavau, apie 4, ar ne? Turite jau ir dukrytę Mariją. Jo požiūris į jūsų tokį tamprų ryšį su aukštesnėje jėga. Na, žinokit, labai įdomu. Jeigu galima apie tai kalbėti. Na, turbūt jis tikrai man nedraustų to. Jisai užaugęs buvo būtent ateistiniai šeimoje. Jo senelis buvo kolūkio pirmininkas ir tėtis, jie tikėjo tuo metu tikrai komunizmo ideologiją, kaip sakyt, kaip kažkuo geru ir šviesiu. Ir jisai su manim, pasikrikštijo. Jis nebuvo net krikštytas. Ir tai man buvo, aišku, dabar net šiurpas eina pasakoju, viena didžiausių jo turbūt meilės išraiškų. Aš nei jo ten varau, nei reikalavau. Spaudimo jis nepatyrė. Ne, bet tiesiog aš kalbėdavau, kad man tai svarbu yra, aš norėčiau bažnytinės santuokos. Jam tai yra antra santuoka, bet, kadangi jis ir nebuvo krikštytas, jie su pirmąja žmona ir nesituokė bažnyčioje. Aš tiesiog ramiai pasakydavau, kad man tai būtų labai labai svarbu. Nors kaip ir pagal kanonus galima tuoktis, bet taip išeina, kad santuoka galioja tik tam krikštytam partneriui, o tas kitas, tiesiog jam lieka pricivilinė santuoka. Bet Mindaugas sumanė pasikrikštyti, lankė visus tuos kursus ir išties jisai... Kaip brandu? Labai nepaprastai. Ne per blatą, pagarba. Su kursais, kaip priklauso. Ir Velykų naktį krikštijosi, kaip nesuaugusius tik ir krikštė Velykų naktį. Ir taip, jūs nepatikėsit, kai jis pasikrikštijo, tai buvo, sekmadienis, lygiai kitos savaitės bėgėje pas mus atėjo Marija. Oho. Beveik vos ne kitą dieną, įsivaizduojat, kokia palaima tai buvo.
tiesiog. Ir kaip netikėti, kad tai yra Dievo dovana, sako, tu taip, Mindaugai, taip, imk nors mes dovanų. buvom susituokę nuo rugsėjo, na ir jau, kaip sakyt, gyvenom kaip vyras ir žmona, ar ne, ir buvo visi keliai atviri tai sielai, tarkim, ateiti, lygiai po to, kai jis pasikrikštėjo, sakau, kelių dienų bėgė, jis aplankė Mariją. Kad jau prabilot apie Mariją, tai tą vardą irgi įskaičiau, jūs ištarėt vos ne kartu su vyru, ar ne? Rinkot vardą ir kartu ištarėt Mariją. Nes man kažkodėl pirminis jausmas buvo intuityviai, aš ir sapnavau tokį sapną, kad lyg berniukas. Ir mes labiau lyg rinkome berniukiškus vardus. Ir po to, o jeigu vis tik mergaitė, na čia dar pačioj pradžioj, kol dar nežinojom lyties, na pagalvokim ir apie tokį. Ir iš karto būdu. Marija. Ir viskas buvo vienas iš vieno. Nieko, net nebuvo jokių diskusijų. Kažkodėl tai mums svarbi. Ar po to klausėt savęs, kodėl? Ar jums svarbi reikšmė, kilmė, kodėl? Na čia visiškai intuityvus buvo. Intuityvus. Ne todėl, kad, va taip norėjosi. Bet aš jau ir dabar Marijai pasakoju, kad va tavo globėja yra švenčiausia mergelė Marija. Jis klausta visada, pasiklauso. Mes pagėdam giesmelę vieną, aš ją išmokinau, ta prasme, kaip mėgsta jinai giedoti tą giesmelę, tai tiesiog kažkas tokio. Kaip gražu. Jūs krikštėjot Mariją mažytėj Telšių bažnytėlė ir iš vis, kiek pastebėjus jūsų ir jūsų poros gyvenimą, jums patinka mažos šventės. Nepaisant, kad jūs žinoma aktorė, galėtumėt, na, kaip ir, duoklę visuomeniai, ar tiesiog jau tikrai žinote, kad dėmesio sulauktumėt didelėse šventėse. Jūs mėgstate savo? Ar kas tai yra? Tikriau? Taip, ne tiek, kad mažos, kiek gal tikros gali būti, na, toks, nes jeigu jau reikia labai dėti daug pastangų, reiškia, tai yra kažkur jau nutolę nuo tavo kasdienybės, realybės, jeigu suprantat, jau kažką reikia labai kurti, tai jau kažkur yra toli. O kai va taip čia ir dabar spontaniška, gyva, tikra, jauku, tai kažkaip atrodo tiesiog natūraliau prie odos, kaip sakyt, labiau, mieliau. Arčiau savęs. Kitam interviu teigite, kad su vyru neieškot jokių laimingų santykių, taisyklių, jokių ir nepaisote. Ir vis tik, ar galėtumėt, Valda, išskirti kažkokius pagrindinius principus, pagrindinės vertybės, kurių jūs galbūt niekada neaptarinėjote, bet jums aišku, kad jos jūs jungia? Na, aš dažnai sakau Mindaugui, tu tai sukūrei, tavo meilė va tai sukūrė. Jis taip, kaip sakyt, užtikrintai ir užsispyrusiai. Iki šiol man kartoja, kad aš esu jo gyvenimo moteris, jo svajonių moteris ir taip toliau, kad aš nepaprastai saugiai emociškai jaučiuosi tame jo tokiame, visiškai užtikrintume. Ir mes dar Galiu įsivaizduoti, atrodo tokie paprasti žodžiai, kad ne kiekviena moteris jūsų laukia, kad vyras būtų absoliučiai ramus ir tikras tu mano gyvenimo moteris. Taip, visiškai. Ir jis net vakar jau 4 metai ir santuokos, ir tiem atsiradus mažam vaikui ir iššūkiai poroje, kuriuos irgi visi praeinam, ir nebegalėjimas dėmesio tiek skirti viens kitam ir taip toliau. Ir dar vakar, toks dialogas tarp mūsų, jisai, žinok vis tiek, tu esi mano didžiausias gyvenimo, sako, laimėjimas. Sakau, ne, o man atrodo, kad tai tu man didžiausia gyvenimo dovana, nes sakau, tau iki šiol mano pliusai didesni negu minusai ir tu taip užtikrintai vis dar, yra taip stipriai tas jausmas reiškiamas, drąsiai rodomas. Tai kad, tikrai. Aš klausau jūsų ir pamaniau, kad leisiu savo kreiptis į klausytoją, jeigu jūsų namuose dažniausias pokalbis yra, kas paims vaikus iš darželio, ar tu užsuksi šiandien į parduotuvę bulvių, ar man užeiti. Tai pasiklausykite, kaip paprastai Valda, reiškia, su vyru, su toktiniu. Mes be pusryčius begamindami, kalba kažkaip pasikalbam. Tokiom pakylėtom temom. Žinokit, poetas ir aktorė, suprantate? Na taip, poetas ir aktorė, bet kartais batsiuvys be batų. Taip. Kartais pats meniškiausias žmogus buityje yra tiesiog labai buitiškas. Jūsgi nevengiate pakalbėti, kaip ir sakote, ir apie Dievą jums norisi kalbėti. Taip ir apie tokius aukštus, bet svarbius natūralius, natūralius, ir visai atrodo paprastus, natūralius dalykus, jiegi pati tokia esencija gyvenimo poroje. Oi, pokalbį apie esenciją, apie meilę, apie kitas smulkmenas, kurios visai nėra smulkmenos, mes pratęsime ir po muzikinės pertraukėlės. Mūsų viešnia aktorė Valda Vičkutė. Mano vardas – meilė. Prieš pat palikdami jūs su XFM muzika, mes su Valda kalbėjome apie tai, kaip apie gražius,
svarbiausius, apie gyvenimo esenciją, kaip įvardėjo pašnekovė, dalykus, jų namuose yra kalbama taip lyg apie kasdienius buitinius dalykus. Na, jie nevengia vienas kitam sakyti gražių žodžių. Bet gyvenimas yra taip sudėliotas, kad jis yra visko kupinas. Jame be cukraus būna ir druskos, ir net aštriųjų pipirų įtriųjų. Ir jūsų mamos irgi skaičiau, vestuvinis linkėjimas. Mane, prisipažįstu, paatvirausiu labai asmeniškai, tiesiog privertė taip susijaudinti, kad, na, pašiurpo visa odelė. Mama per vestuves jums ištarė, visada eikite namo. Bus švenčių renginių, bet jūs visada eikite namo. Tikrai mane tas šiurpuliukas ne šiaip savo nukrėtė, mudu dėja su buvusiu vyru neišsaugojom santokos ir labai priminė periodą, kai ir aš nebelabai norėdavau grįžti namo. Ir aiškiai jutau, kad mano buvęs vyras pravedęs renginį, jame dar pabūna, ilgiau pabūna. Ir tada jau beldėsi skambutis, kas čia yra, kodėl kojos, kai begėdiškai lauki pasakyti svečiam viso gero renginyje ir bėgti namo. Kas pasikeitė, kad nebebėgi, o dar tarytumai nori pabūti. Ką jūdu darote, kai nors kiek nors pajuntat atitolstant vieną nuo kito, kai beldžiasi kažkokia maža neganda arba krizė, kad nesulaukti to nejaukumo ar neduok dieve tuštumos? Dar kaip ir nepatyrėm tokių rimtesnių kažkokių išbandymų. Gal dėl to, kad tikrai susitokiam jau brandžiame amžiuje ir labai daug jau iki to praėję. Tai labiau ir mokame vertinti galbūt. Ir kitas aišku dalykas visada kalbėtis. Irgi mokame tai, dėkui Dievui, mes mokame tai apie viską kalbėtis. Kuris pradedat pokalbį? Oi, kaip kada, įvairiai. Abudu mėgstam pasikalbėti ir aš irgi vėl dar tą patį pasakysiu, aš kaip moteris nepaprastai emociškai jaučiuosi saugi, žinodama, kad aš viską galiu jam papasakoti. Ta prasme, ir dabar, tik neseniai nusijungiau mažylę, labai ilgai žindžiau ir jau buvo gastrolės į Lenkiją, pirmos po mažylės gimimo ir aš važiuoju autobusu, viskas, virpa, pirmą kartą išvažiuoju, nakvosiu, ne šalia vaiko, taip toliau ir skambina Mindaugas ir jo klausimas. Aš kažką, mes čia važiuojam, jis sako, jo, bet kaip tu jautiesi man? Ir aš tos intonacijos nepamiršiu niekada, jis sako, taip, bet kaip tu jautiesi? Aš net nemoku perduoti, net aktorė būdama, kaip jis to paklausė. Tu supranti, kad tai neformalus klausimas. Tai visiškai ne dėl to, kad taip reikia paklausti. Jam tai taip rūpi ir taip svarbu. Kaip tu jautiesi? Moterį sulauk tokio klausimo, žinot, atrodo, kad čia pražįsta gėlės. Ir dar iš vyro. Jo, pražįsta va čia visur, pum, aplink kūną žiedai prasiskleidžia ir aš tiesiog, aš taip ir taip, aš tą ir tą, čia dėl to biški baiminos, dėl to nukastauju, dėl šito džiaugiuosi, dėl kaip mes moteris. Ir tai, kad mes galim kalbėtis, tikrai apie viską, kas bebūtų, nors sakau, dėkui Dievui, sunkiausia, kas buvo, tai aišku, mažo vaiko auginimas, kai sakau, aš tik tai vaikė atrodo, jam dėmesio skirti nebegaliu ir vyrui, sunku be moters iš tiesų, bet jisai taip stoiškai irgi visą tai praėjo, bet kartais matydavau, kad jau ir jam labai sunku ir tiesiog tada reikia susiorganizuoti ir dviese kažkur išeiti. Aš sužavėta iš ties jūsų Mindaugo klausimo ir prisiminiau, kiek daug kartų iš įvairių specialistų esu girdėjus nuogąstavimą, kad daugelį šalių, bet Lietuvoje tai tikrai žmonės įpratę įvardinti, kuo dirba, ką veikia šiandien, kokie planai, bet paklausti, kaip jautiesi, visiškai suglumba, neranda kito žodžio kaip normaliai arba gerai. Iš ties. Ir tai yra taip gražu, kiekvienoj poroj taip norėtųsi pakviesti, kad klaustų kasdien pirmiausia, kaip jautiesi. Kiekvienoj situacijoje šiandien, kaip tu jautiesi. O moteriai, ypač, nes mes pilnos tų virpėjimų, bangavimų ir visokių tų sviravimų ir kaitų ir kai tu gali saugiai taip išsikalbėti, žinai, kad kaip tu besijauti jam, jis geba tai išklausyti, nors, kaip suprantu, ir vyrui nėra lengva moteris emocijas pervirškinti ir priimti, jos būna kartais ir labai stiprios, bet vis tik, iš ties, tai jeigu apie poros santykius kalbant, tai turbūt vienas esmingiausių dalykų, kas turbūt mus tikiuosi ves ir kiek mums kartu skirta šioje žemėje. O, te padeda jums Dievas. Trumpa muzikinė pertraukėlė, o po to aš pakviesiu Valdą dar į vieną diskusiją, kviečiu ir jūs į ją. Trumputę diskusiją, pasvarstymai tema, ar toli yra meilė ir draugystė. Jūs turėsit ką papasakot. Pratęsim netrukus. Gerai. Pratęsim netrukus. Trumputę diskusiją, pasvarstymai tema, ar toli yra meilė ir draugystė. Jūs turėsit ką papasakot. Pratęsim netrukus. Gerai. Pratęsim netrukus.
Mano vardas – meilė. Teatro, kino, televizijos aktorė Valda Bičkutė šį kartą su mumis ir aš iškart skubu prie to, ką pažadėjau prieš muzikinę pertraukėlę. Ar ryškus pokytis įvyko jūsų santykiuose, kai jūs pradraugavę, jeigu neklystu, apie 20 metų, buvę draugai, tapote kitkuo? Ar įmanoma meilė be draugystės ir kaip iš draugystės visą tai perauga į meilę? Na, iš ties, man pačiai tai buvo vienas didžiausių gyvenimo siurprizų turbūt, kai mes pradėjom keliauti kita kažkokia kokybė, nes aš tikrai pratus prie Mindaugo ir bet va tas, ką aš minėjau, kad man su juo visada buvo labai lengva kalbėti, pasikalbėti ir lydėjo visą tą laiką ir mūsų draugystės, kaip du menininkus, kaip bičiulius, kurie jau taip ilgai pažįstami, atsimenu, kai jis atvažiuodavo jeigu į Vilnių ir mes susitikdavom ir visada būdavo tas smagumas susitikti ir kalbėtis. Ir niekada nekirbėjo, pažiūrėti kitom akim. Niekada. Draugas. Tiesiog geras draugas. Mes netaip dažnai ir susitikdavom, jis gyveno Klaipėdoje, aš Vilniuje, tai buvo reti porą kartų į metus tie tokie susitikimai ar kažkokiom tai progom, ar jis jeigu atvažiuodavo su savo kūryba arba kažkokiais reikalais, arba aš būdavau Klaipėdoje su spektakliu ir jo labai jis ir buvo vedęs, tai ne, šventai. Niekada tokių minčių visiškai nebuvo. Ir po to, kai jau jam, kaip sakyt, baigėsi istorija jo, ir jis vis tik nutarė, kad norėtų ir dar kartą vis tiek šeimos, ir jis man taip pasakė, tik vėlgi buvo mano gimtadienis. Ir nei iš jo, nei iš to jisai buvo vienas iš irgi svečių, dar teatre man buvo spektaklis, ir kas buvo savi, pasilikom tiesiog Rimo kambarį, ir po to kažkaip pokalbis toks įvyko ir sako, jeigu žinai, norėčiau kada nors dar bandyti, jeigu drįščiau dar bandyti, surizikuoti, tai tik su tavim, sako. Oho. Valiukai, tu ką, mes čia šampano per daug išgėrėm, ar ką, maždaug toksai, kas čia dabar, man buvo iš tiesų net šokas. Na, bet po to, jau, vis tiek mes dar buvom atskirai kažkur, ir jisai tiesiog pradėjo rodyti dėmesį kaip vyras, ir tai jau buvo kitaip negu kaip draugas. Na, ir kažkaip tada man jį atsiliepė ta moteris, bet tas mūsų stažas to bendravimo, aišku, mums davė jau labai labai daug. Mes jau atsidūrėm kažkur, kur galbūt sutuoktiniai jau irgi po keletos metų. Po 20, jūs tai 20 metų draugavote. Ne taip, bet ne tokie labai intensyvi ta draugystė buvo mūsų, bet vis tiek. Tai davė tikrai labai daug to tam tikro natūralaus artumo, to atpalaiduoto kažkokio bendravimo, pasitikėjimo. Ir jisai kaip staiga gražus vyras ir toks, ir aš kažkaip pradėjau kuklintis ir, tikrai keistai įvyko, transformacija tokia įvyko. Bet va ir įvyko. O iš vis, Valda, kaip atrodo jums, ar įmanoma nemylėti tikro draugo? Turbūt neįmanoma. Ta plačiaja bendraja prasme, nes vis tiek gal ta vyro ir moters meilė visada turi savy tą aistros komponentą, bet visus draugus, netgi vakar, kai šventėm gimtadienį, kiek jų buvo, aš jaučiu, kad tikrai labai myliu, aš taip dėkinga jiems, kad jie yra ir tai be abejo yra meilė, ta bendra žmogiškąja prasme. Klausytojus tik informuosiu, kad mes laidą čia įrašome XFM studijoje 26 spalio dieną, o 25 buvo Valdos gimtadienis, tad būkit pasveikinta. Ačiū labai. Kaip jūs ateina Dievo meilė? Kaip tik ne per seniausiai dar irgi ir Mindaugui sakau, toks jeigu įsivaizduot vaizdinį, tai atrodo, kad visą laiką teka tas kažkoks srautas, ta meilė tokia didžiulė ir jos, jinai, viskas yra iš jos nuausta. Tiesiog mes ją priimam arba ne, atsiveriam arba ne, arba mes painiojamės kažkur savo proto tose žaidimuose, kuris reikalauja nuolat tos kančios ir skausmo, bet tiesiog asmeniškai man atrodo, tiesiog reikia nutilti, nusiraminti ir tiesiog būti ir priimti ir dėkoti ir atrodo ir tiek lyg tai būtų, aišku, tai paprasta, nežinau, bet kartais toks vaizdinys. Atrodo lyg nuolat viskas išausta iš tų, kaip jos pavadinti, nežinau, spindulių, kažkokios tos esencijos. Būna mintis, kad esat Dievo ne tik mylima, bet lepūnėlė. Būna. Kokios tos dažniausios akimirkos? Ar tai asmeninis gyvenimas, ar vis tik saldumas scenoje, ar motinystė? Pasakysiu vienas, kur laikau turbūt didžiausių irgi tokių
nežinau, jo išdaigų gal dovanų. Jis turi humoro jausmą. Tai tas kaip, ant kiek, na, jis puikiai žino, kaip aš myliu savo profesiją ir kaip mėgstu dirbti ir kai gimė Marija, buvo 20 metų sausio pabaiga ir prasidėjo kovo karantinas. Kaip aš buvau dėkinga Dievui. Kad nėra spektaklių? Kad nėra spektaklių, kad viskas sustojo, nu, kaip sakant, aišku, tai žmonijos. Tada, kai kolegos ėjo iš proto, jūs sakėt, taip, aš sakiau, aleliuja. Ir man po to visos kolegės sako, tu ką žinojai, laukti 39 metus, kad pagimdyti būtent tada, kai sustos viskas, visi teatrai, viskas ir visi taip pat sėdės namie ir aš nieko nepraleisiu, nes tas artistės aistra į sceną ir noriu bėgti, atrodo taip. Geras, Valda, jums vieninteliai, ne vieninteliai žemėje yra dar žmonių, bet karantinas buvo, na, pačiu laiku. Taip, pačiu laiku, kad tokios stebuklų aš įsivaizduoti negalėjau. Kaip be būtų paradoksalu. Tai čia man irgi kartais aš taip pažiūriu, sakau, nu jo, ačiū labai, iš ties. O pati jaučiat pakankamai atiduodanti, na, tiesiog kritiškai vertinanti savo veiklą, savo gyvenimą, laiko skirstimą įvairiom veiklom, pakankamai atiduodanti to, ką gaunate? Na, tai irgi vidinis poreikis toks yra. Pavyzdžiui, kad turiu spektaklius, bet kurie, tarkim, mano pačios sukurti ir aš labiau už juos atsakinga, aš be maldos nepradedu. Aš būtinai prisimenu, kur jūsų 2 arba 3, ten ir aš su jumis. Visada pakviečiu, visada pasimeldžiu iš visus susirinkusius, kad kiekvienas gautų tai, kas jo paliestų, jo sielą, jo širdį, na, ko jam reikia labiausiai tuo metu, kad nepraeitų spektaklis kaip tiesiog. Ir man atrodo irgi, na, įvyksta, tai bent jau aš po to gaunu atsiliepimų, kad palėtė kažką labai giliai, kažką pažadino, apie kažką privertė susimastyti, kažką, tai aš ir per savo darbą visada stengiuosi pakviesti, dalyvauti, būti kartu su mumis. Tiesiog atrodo, prašau, būk čia, būk su mumis, kaip ir esi turbūt visada, bet na, tiesiog sąmoningai. Aš irgi pakviečiau šiandien, kad būtinai būtų su mumis, bet man toks jausmas, kad išdaiga, nežinau, kvadratu padauginta, todėl kad aš tik dabar supratau, kad mūsų laida baigėsi. Mes dar tik atrodo pradėjau išsikalbėti, bet, na, žinučių aš gavau daugybę, tikiuosi klausytojai taip pat. Aš širdingai dėkoju, kad jūs buvot ir labai tikiu, kad tai ne paskutinis mūsų susitikimas. Ačiū už tokią galimybę, čia man tiesiog sielos daina, labai ačiū. Būkit palaiminta. Ačiū visiems, kas mūsų klausė. Mūsų laida yra kartojama XFM eteryje. Jeigu nugirdot tik pusę jos, tai būtinai susiraskit kartojimą, paklausykit mūsų. Ir lauksiu jūsų kitą savaitę tuo pačiu metu. Čia buvo laida Mano vardas meilė. Sudie.